Sveiki, šiandieną savo klientei taikysiu vieną iš streso valdymo metodikų, tai būtent mindfulness, tai yra buvimas čia ir dabar, nusiraminimas ir viena iš jo technikų būtų sąmoningas judėjimas, visko pajutimas, atkreipimas dėmesio į savo kvėpavimą. Tai prašysiu klientės atsistoti, atsipalaiduoti rankos į šalis ir tada tiesti vieną ranką į šoną. Tiesiant, jausti priimti tai, ką jauti, sustojam, palaikyti kvėpavimą, susinormalizuoti savo kvėpavimą, stengtis daugiau apie nieką negalvoti, susikoncentruoti į save, į čia ir dabar, įsivaizduoti, stengtis pajausti, ką jauti pakeltoje rankoje, ar kažkur spaudimą, ar kažkur lengvumą, ar kažkur įtampą. Galime truputį pakeisti judesį ir palenkus delną, stengtis jį tempti į priekį ir pajausti skirtumus, kaip pasikeitė kūnas, kaip pasikeitė įtampa visa pasikeitė. Ranką nuleidžiame, tą patį pakartojame su kita ranka, iš vietos keliame, sustojame, bandome pajausti, kokie yra skirtumai. Viso to pratimo atlikimo metu stengiamės apie nieką negalvoti, susikoncentruoti į čia ir dabar, į savo fizinį tą buvimą, į judėjimą, į raumenis, į sąnarius. Taip pat pabandome ištiesti šitos rankos delną, tempiame į šoną. Pajaučiame skirtumus nuo kitos rankos. Ranką nuleidžiame. Galime pereiti prie kojų, truputį bus sunkiau, pakeliame vieną koją, 90 laipsnių, laikome ištiestą, palaikome kvėpavimą, nosį iškvepiame, per burną išpučiame. Stengiamės galvojame, kas vyksta su mūsų kūnu, su mūsų lygsvara, susikoncentruojame į save, į čia ir dabar. Ir nieko daugiau negalvojame, tik apie tai, kaip mes laikome savo pusiausvyrą, kokie raumenys įsijungia, kas mums yra sunku, kas lengva šitame pratime. Koją nuleidžiame, tą patį padarome su kita koja. Galvojame apie skirtumus, kas buvo čia lengviau ar sunkiau negu su kita koja. Taip nukreipdami mintis nuo savo streso, sutelkdami jas į savo fizinį kūną, į savo vidinius pojūčius, į tą judėjimą savo, ne apie kokius pašalinius kitus dalykus. Koją nuleidžiame. Dabar pakeisime poziciją, priglaudame ant kilimėlio. Truputį atpalaiduosime kūno visą korpusą. Ištiesiame rankas į priekį. Viena iš patogiausių jogos pozicijų, kada atsipalaiduoja visas kūnas. Sureguliuojame savo kvėpavimą, jaučiame, kur reikėtų daugiau tempimo, kur norisi daugiau tempimo. Grįžtame į pradinę padėtį. Išsitiesime, padarysime paskutinius gilius įkvėpimus, keliam rankas į šonus. Įsivaizduojame, kad viskas yra gerai. Leidame rankas iškvepiame. Lyg visus savo stresą nuleidami į šoną. Dar kartą pakartojame. Stengiamės įkvėpti tiek daug oro,